Aurelijau, apmaudžiai pralaimėtos rungtynės, kokie įspūdžiai, kaip viskas klostėsi šiandien pirmiausia? Rungtynės atkaklios, visas rungtynės realiai taškas į tašką vyko, palaikymas nuostabus, smagu žaisti atmosferai. Ant galo, nežinau, iš tikrųjų tas galbūt lygus rezultatas, tas paskutinis metimas čia galėjo kristi tiek mums, tiek jiems, įkrito jiems serija 1-1, bet važiuosim toliau į Kauną ir serija dar nebaigta. Atrodo toks, įkarščių kovos atrodo išskirtinė vyksta mūšis ten ir fizinio kontakto irgi turbūt daugiau negu visada. Pakankamai, tikrai nesiskundžiam nei teisėjais, niekuom, patys einam, kovojam, norim laimėti ir viskas čia, į kitus nelabai žiūrim. Kaip taktiškai atrodo, vėl tos zonos gal buvo kiek mažiau negu Kaune buvo, ar varžovai pasiruošė geriau, ar tiesiog tokie, taip eiga diktavo? Nežinau, iš tikrųjų, galbūt irgi jų sudėtis išsibaudavo, jų didelis žmogus, kuris meta tritaškį, galbūt po to galėjom jau labiau asmeniškai gintis, kuris ten kitas nemetantis, tai čia trenerių sprendimai. Kas dabar prieš trečias rungtynes, ką svarbiausia, čia nieko turbūt naujo pernelyg nebepriruoši, vieni kitus jau puikiai pažįstat. Tai nieko, viskas išlieka taip pat, svarbu aikštelėje kovoti, duoti visas jėgas, kovoti dėl kamuolių, turim įprastą pasiruošimą kitom rungtynėm ir viskas, dar sakau, 1-1 tik tai.